Labas rytas, dar viena kelionės diena ir šiandieną vėl važiuoju su Tapino projektu į įvairiausias Lietuvos mokyklas. Šį kartą Panevėžio pusė, tiesa pradėsiu nuo Radviliškio rajono. Bus miela sugrįžti į rajoną, kuriame pats praleidau labai daug laiko. Ir atrodo kol kas šviesus rytas. Žiūrėsim, kaip bus, kai įsidienos. Bet ieškom kur mašina, aš patenkintas ir laukia 200 kilo. Let's go! Paskutinis mano važiavimas po mokyklas, kuris buvo prieš kelias savaitės, buvo šiek tiek kitoks nei įprasta, nes važiavau į mokyklą Kybartuose, kurioje mokosi šiokią tokią negalią turintys mokiniai. Tai buvo visiškai nauja patirtis bendraujant su jais ir, aišku, sunkiausia buvo sugalvoti, kaip išlaikyti jų dėmesį, kad jie žiūrėtų ir klausytų tavęs. Aš manau, kad man visai gerai pavyko, o šiandieną dar viena diena ir ji bus vėl šiek tiek ypatinga. Ne dėl mokyklų, kuriuose lankysios, aišku, jos yra labai svarbios, jos svarbiausios šiandieną, bet tai kaip planuoju baigti ir kur bus paskutinė stotelė. Aš labai tikiuosi, kad ši diena bus dar vienos naujos gražios istorijos pradžia ir jau po kokių poros mėnesių bus galima pasakyti, kad mes padarėme dar vieną didelį darbą ir parodyti, kokios yra Facebooko galimybės ir geri norai padėti tiems, kurie stengiasi. Šiokie tokie namų darbai padaryti, žinau vienos šeimos situaciją ir kad jiems reikia šiek tiek pagalbos. Jie stengiasi, jie dirba, jie daro, bet tie pajėgumai, kurie jo turi, jie yra tiesiog per maži. Tai labai norėčiau, kad ši diena, gegužės 11, būtų puikiai naujos istorijos pradžia ir ji baigtųsi laimingai. Aišku, ta laiminga pabaiga ne visada priklauso tik tai nuo mūsų, nes žmonės tiesiog jie nenori. Jiem atrodo, kad jie kartais gyvena taip gerai, kad jiems nereikia kitų pagalbos, nors žiūrint iš šono atrodo, kad tas žmogus arba ta šeima gyvena iš tiesų varganai. Vakare jau grįždamas atgal į Vilnių padarysiu šios dienos santrauką ne tik apie mokyklas, bet būtent ir apie tą šeimą. Tai turėsiu daug daugiau tikslesnės informacijos ir daug daugiau atsakymų. Ir svarbiausia į tą vieną vienintelę. Ar šeima sutiks ir ar jie norės. Aš labai tikiu, kad norės ir man atrodo, kad viskas bus gerai. So keep going. See you later. Pagaliau Radviliškio rajonas, Sidabravas. Mano jaunystė visa prabėgo Radviliške, bet nei karto nesu buvęs Sidabrave, nes jis yra labai toli nuo Radviliškio ir jis yra vos ne kampe arba krašte ribojasi su Panevėžio apskritimi ir Panevėžio rajonu. Tai dėl to čia nei karto nesu buvęs, bus įdomu pamatyti, kaip atrodo jų mokykla ir kaip atrodo jų mokiniai. Let's go. Čia yra mokykla. Čia priestatas, tai turbūt čia bus salė. Sveiki. Labą dieną. Sprendžiant iš įrangos. Jūs laukiat manęs. Gal ne visai, aš bet salė tai tikrai jūsų laukia. Čia salė, ar ne? Šanai. Good. Čia jūs taip pat skirti esat. Sveiki.
Vedu tiesiai į objektą. Atpažinimų ženklai yra, nu. Viskas. Čia pataikiau. Tai gerai. Wow. Prašom. Rasinti, kviesti, palaikyti tokias pamokėlės, galbūt susitikimus, malonius, įdomius, su įvairiais žmonėmis, kurie turi kažką mums papasakoti iš savo. Jeigu kažkas turit kažką papasakoti, aš irgi noriu, kad jūs papasakot. Galėsit pasidalinti, gerai? Kas dalinsis tarpusai, tai mes duosim, pasidalinsim, gražiai pakalbėsim ir pasipadrasim. Šiandien mūsų svečiuose, tarp kitko mūsų žemėtis, kiek aš žinau, jis yra radviliškietis, pasirodo fotografas Mindaugas Dulinskas. Ok, ačiū. Paskui paplosit, dabar neplokit. Gerai, paskui paplosit. Kai apsilankau, tada vieną pirmą klausimą užduodu. Ar iš čia kas nors esančio mane sekat Facebook'e, Instagram'e, ar apskritai žinot mano vardą pavardę? Yes. Aš visada apsidžiaugiu, kai niekas nepakelia rankos. Tai ačiū Jums labai, buvo tokia mano istorija. Ačiū, kad išklausėte, dabar bėkite į pamokas. Arba užduokit klausimus. Paistrio gimnaziją bėgam, mes 2 minutės vėluojam. Saugokis veiksmai! Va, tiesiai, vyra! Jūs palydės socialinį pedagogą, aš prisijungsiu, nes laukiu Gerai, gerai. Labą dieną visiems. Šį kartą mes turime trečiąjį susitikimą. Liktais, taip? Atsimenat, pirmasis susitikimas buvo su žurnalistė Rita Miliūtė, antrasis buvo su kariškiu, dabar nepasakysiu kokią pavardę. Ir trečiasis mūsų susitikimas yra vėlgi visai skirtingas žmogus su skirtingais pomėgiais ir su skirtingu savo pristatymu. Tai prieš jūs šiandien stovi fotografas Mindaugas Dulinskas. Ir noriu su jumis bendrauti. Bandys bendrauti. Jeigu bendrauti, tai būtų labai gerai, kad ir aš kažką sakau ir jūs pasakytumėt, bet jeigu nebendrauti, tai tada aš kažką jums sakysiu. Kad aš jums kažką sakysiu, tai tikrai, o kaip kažko paklausti, viską galit parašyti Facebook'e komentarą, galit YouTube'e komentarą parašyti po šito video, galit aploti, viską galit. Įdomu buvo? Man irgi įdėjo į vieną lėkštelę užduočių sprendimo pliusiuką. Juozo Zikaro ar Zikaro gimnazija ir čia labai smagiai pakalbėjom su mokinukais, dar netgi pasėdėjau po to, šiek tiek apie fotkinimus pakalbėjom, kas kaip vyksta. Tai aš džiaugiuosi apsilankimo, važiuoju dabar į dar vieną mokyklą ir žiūrėsim, kaip ten viskas vyks. Let's go.
mūsų šiandien tiek negausiai. Prieš jūs, kadangi sukasi Kapauno komandos projektas 4 ratas ir prieš mus fotografas Mindaugas Dolinskas. Ir jam žodis. Ačiū labai. Kažkaip čia viskas labai iškilmingai atrodo. Nu, ačiū Jums labai. Nebeplokit! Mes atsidėkodami, kadangi turim savam kaime kepyklėlę, jums Wow! saldų. Ačiū! Ką tik baigėsi mano pakalbėjimas paskutinėje mokykloje ir aš džiaugiuosi šią dieną, manau, kad viskas labai gerai pavyko. Keliavau po mažas mokyklas ir dalyvavo po netiek daug mokinių, kiek būdavo praeitose kai kuriuose mokyklose, nors ir tuomet buvo vietų, kur susirinkdavo kelios nedidelės klasės. Kai yra mažai, daug lengviau bendrauti ir daug lengviau stebėti juos. Tai aš labai patenkintas, tikiuosi ir tie, kurie manęs klausėsi, buvo labai patenkinti. Paskutinėje vietoje buvo didelė bendruomenių namai, supratau, ten taip, didelė salė ir palyginus nemažai žmonių, tai viskas idealu ir publika nuostabi. Netgi gavau šokolado dovanų. Ačiū Jums labai už tai. O dabar keliauju į tą vietą, apie kurią buvau užsiminęs pradžioje. Pažiūrėsim, kaip viskas ten vyks ir ar bus galima kažkokį mažą stebuklėlį sukurti ir padėti vienai šeimai. Let's go. Kiek čia vaikų yra? Čia vaikų iš viso yra 5. Mačiutė vienas augin. Ką? Palaukit. Reikia, bet nėra. Čia miega. Čia dėdė dar miega. Viskas baigėsi šiandien, visi reikalai su padrąsinti, įkvėpti, palaikyti baigėsi ir reikalas, kuris susijęs su viena šeima ir galimybė jai padėti. Nežinau, kaip įvardinti tą situaciją, tą jausmą, kuris yra manyje. Po to, ką pamačiau ir kaip ten gyvena, ten yra tokia situacija. Yra močiutė, kuri prižiūri savo 5 anūkus. Yra ir viena anūkė, bet anūkė gyvena su šeimyna, nes ten jau vaikinams nėra vietų, o dar būtų viena mergina. Tai tiesiog tai būtų labai sunku. Aš manau, kad kuo greičiau, tiksliau, pamėginsiu sudėlioti viską, ką jam būtų galima padaryti, kokių resursų reikėtų ir kaip tą būtų galima pasiekti ir padaryti jų gyvenimą labai gerą. Tiek apie šitą reikalą, apie mokyklas. Mokyklose labai faina buvo. Džiaugiuosi, kad vėl galėjau lankytis ir pakalbėti su mokiniais. Kai kas pabandykit tiek, jeigu kas nors iš tų mokyklų mane sekat ir turit kažkokią nuomonę apie tai, kas vyko, komentuokit po video ir ačiū Jums, kad Jūs tiesiog buvot ir kad pasiklausėt, kad paplojot. Tai yra labai svarbu ir tai yra pati geriausia padėka visiems pranešėjams, nes kai tu sulauki reakcijos, tai glosto
Nežinau, kada bus kitas etapas ir kur po to vyksiu, bet aš tikiuosi, kad dar kartą kažkur turėsiu galimybę nuvykti ir pakalbėti. Jau vasara visai arti, taip mokslai nebeatrodo tokie svarbus, norisi kuo greičiau šilumos ir atostogų, bet dar šiek tiek liko bent mėnuo ir game over iki rudens. Ačiū dar kartelį visiems.